Gerbiamas profesoriau, mes jau truputį diskutavom prieš laidą apie technologijų naudą, apie technologijų situaciją Lietuvoje ir to mokslo sujungimą su realybė, su mūsų gamyba, su padarimu tos lietuviško mokslo naudingų visai Lietuvos visuomeniai. Tikrai norėtųsi, ką jūs trumpai darote ir koks požiūris ir kokie trukdžiai yra šitoj vietoje. Labai platus klausimas. Gal pirmą susimastykime apie tai, o kas mūsų supa? Jūsų rankoje mikrofonas. Laikrodis, pas mane kišenėje telefonas, grįžtu į darbą, ten laukia manęs kompiuteris. Šiuo metu mūsų supa technologiniai daiktai, kurie atsiranda ant tiek staigiai, kad mūsų sąmonė kartais nebesugeba jau viso šito priimti. Mes gyvenam labai spartaus technologijų vystymosi laikotarpiu, o kas dar blogiau, netrukus mūsų laukia ištisa revoliucija, kur keisis aplamai mūsų gyvenimo būdas, mąstysena turės keistis ir turės įvykti kažkoks tai sąmonėje šuolis. Bet ar žmogus pagal tokį savotiškai tą etinį, moralinį, savotišką biskį sustabarėjimą ar atsilikimą ir prie tokių didžiulių, mokslo, pažinimo ir tokių šuolių, ar čia mes žmonės neprarasime to homo sapiens reikšmės ir vaidmens, ar vis nepasimėsime tam pasaulyje? Žmogus tuomet, kai pasivadino homo sapiens, tai jis matyt žiūrėjo gerokai į priekį, nes sapiens mes dar tik tai ruošiamės. Dar tik turim būti. Per daug mes visą šitą aplinką ir panašiai gadinam nelabai protingai, tai priimkim kaip juoką. Ne. Pa žmogų, aš pavyzdžiui kartais galvoju, kas čia atsitiko? Ar fizikai kažką tai padarė ir laikas pradėjo judėti greičiau? Ar čia mano sąmonė jau su amžium nebespėja taip viską greičiau priimti? Ar tiesiog pats gyvenimas rieda vis greičiau ir greičiau? Tai gyvenimas rieda greičiau. Ir mūsų sąmonė dėja vieno žmogaus, jinai pajėgi kažkiek tai adaptuotis, bet nelabai didelį greičių. Bet pavyzdžiui, mano vaikai, aš jau nekalbu apie anūkus, jie visą šitą priima normaliai. Reiškia, žmogus savo sąmonę vysto pagrindę per kartas. Tai mūsų vaikai žymiai greičiau viską įsisavins ir dirbs sparčiau, tiksliau. Tai aš labai didelių problemų čia nematau. Galbūt mano kaip asmenybės aš pradėsiu su kurio laiku nebespėt suvokti, bet visuomenė, žmonija, jie sparčiau ir sparčiau vystys.